Šiuo metu gyvūnų prekių parduotuvėse tikrai yra platus kraiko pasirinkimas, todėl gali kilti neaiškumų, kurisgi geriausiai tinka mano katei. Tai reikėtų visuomet įvertinti du faktorius. Tai pirmasis yra kraiko granulės dydis. Kuo mažesnė kraiko granulė, tuo greitesnis skysčių ir kvapo neutralizavimas. Tai taip jūs ne tik išvengsite nemaloniai kvepiančios kraiko dėžutės, tačiau ir užtikrinsite, kad namuose nebūtų šlapių jūsų katės pėdučių. Na ir antras, tai žinoma, yra natūralumas, kadangi tikrai daug kačių susiduria su įvairiomis alergijomis, tai gali kilti dėl dulkių ir panašiai, taip pat jautrios jų pėdutės, tai reikėtų rinktis tokias kraiko granulės, kurios būtų itin švelnios, nedulkėtų ir būtų netgi natūralios sudėties. Reikia pripažinti, kad kraiko dėžutė sukuria nemažai taršos, tai reikėtų rinktis natūralius kraikus, kurių nereikėtų mesti į plasmasinius maišelius, kurių negalima nei rūšiuoti, nei perdirbti ir taip jie tiesiog keliauja tiesiai į sąvartyną. Tai šiuo metu galime pasidžiaugti, kad rinkoje yra visiška naujiena, tai yra tofu, perdirbtos žirnių ląstelienos ir bentonito kraikas. Šis kraikas yra unikalus tuo, kad perdirbtos žirnių ląstelienos kraikas pasižymi itin geru kvapo bei skysčių sugeriamumu. Taip skysčiai nepasiekia kraiko dėžutės dugno, todėl išvengiama bakterijų dauginimosi. Taip pat jis yra itin tinkamas jautrioms kačių pėdutėms. Na, o bentonitas jis užpildo tuos tarpus esančius tarp žirnių ląstelienos kraiko granulių ir taip užtikrinamas dar greitesnis ir dar geresnis skysčių sugeriamumas. Bei žinoma, išvengiama tų nemalonių kvapų ir taip pat kraikas sušoka į itin tvirtą gumuliuką, kurį labai patogu yra išsemti ir nuleisti tiesiai į klozetą. Tačiau labai svarbu paminėti tai, kad gumuliukas turėtų būti ne per didelis, kadangi bentonitas nėra sklaidus vandenyje, tačiau tofu, tai yra perdirbtos žirnių ląstelienos kraikas, yra. Tai tam, kad išvengtume klozeto užsikimšimo, reikėtų į klozetą nuleisti tuos mažesnius gumulėlius. Taigi, renkantis kraiką, tikrai atkreipkite dėmesį į natūralumą, kadangi mes taip galime užtikrinti tą gamtos ratą, kuomet produktas iš gamtos gali grįžti atgal į gamtą, jos neteršiant, o ją saugant.